Džiaugiamės, kad turėjome galimybę sukurti viktoriną apie Lietuvą, o dabar skubame pristatyti jums antrąją dalį. Atsikvėpk, pasiruošk ir parodyk, kiek žinai apie savo šalį. Tavęs laukia įdomus klausimai apie Lietuvą, o po jų įdomus faktai. Galbūt sužinosi tai, ko dar nežinojai, arba prisiminsi tai, ką jau esi girdėjęs. Atsiversk sąsiuvinį ir surašyk skaičius nuo 1 iki 30. Išgirdęs klausimą ir atsakymų variantus, atidžiai paklausyk ir pasirink teisingą raidelę. Ją užrašyk prie atitinkamo skaičiuko. Nepamiršk, jei ir nežinosi visų atsakymų, tai visai ne bėda. Svarbiausia dalyvauti, pažinti, sužinoti, o gal net ir nustebti, kiek daug jau moki. Tad su šypsena į viktoriną. Pirmas klausimas. Kuria raide A, B, C, D ar E žemėlapyje pažymėta Mažoji Lietuva? Antras klausimas. Kuria raide A, B, C, D ar E žemėlapyje pažymėta Žemaitija? Trečias klausimas. Kuria raide A, B, C, D ar E žemėlapyje pažymėta Aukštaitija? Ketvirtas klausimas. Kuria raide A, B, C, D ar E žemėlapyje pažymėta Suvalkija, Sūduva? Penktas klausimas. Kuria raide A, B, C, D ar E žemėlapyje pažymėta Dzūkija, Dainava? Šeštas klausimas. Lietuvių abėcėlėje yra 2 raidės, kuriomis neprasideda nė vienas lietuviškas žodis. Ar žinai, kokios tai raidės? Septintas klausimas. Per kokią šventę tradiciškai ieškomas paparčio žiedas? A. Per žolines. B. Per Rasos šventę Jonines. C. Per šventas Kalėdas. Aštuntas klausimas. Kuris kunigaikštis vos netapo Lietuvos karaliumi? A. Gediminas. B. Kęstutis. C. Vytautas. D. Algirdas.
9 klausimas. Kuris dvaras Lietuvoje yra didžiausias? A. Užutrakio dvaro sodybos rūmai. B. Pakruojo dvaras. C. Švėkšnos dvaras. Dešimtas klausimas. Kuris miestas 2017 metais buvo iškovojęs Lietuvos patriotų miesto titulą? A. Klaipėda. B. Druskininkai. C. Šilalė. Vienuoliktas klausimas. Kokia tarme 2024 metais buvo išleista knyga Mažasis princas? A. Aukštaičių. B. Žemaičių. C. Dzūkų. Dvyliktas klausimas. Kuris koncertas Lietuvos istorijoje buvo pats didžiausias? A. Grupės Sel. B. Jessica Shy. C. Grupės Foje. Tryliktas klausimas. Kurio lietuvių vaikų rašytojo knygos Lietuvos bibliotekose buvo skaitomiausios 2024 metais? A. Tomo Dirgėlos. B. Pauliaus Norvilos. C. Eglės Jasės. D. Kotrynos Zylės. Keturioliktas klausimas. Koks yra nacionalinis Lietuvos paukštis? A. Gervė. B. Kregždutė. C. Gandras. Penkioliktas klausimas. Kuris tradicinis skanumynas dažnai vadinamas Lietuvos vizitinė kortele? A. Kruasanas. B. Šakotis. C. Keksiukai. Šešioliktas klausimas. Kaip vadinasi geriausias Lietuvos krepšinio klubas įsikūręs Kaune? A. Žalgiris. B. Rytas. C. Neptūnas. Septynioliktas klausimas. Kas pirmieji iš lietuvių perskrido Atlantą? A. Steponas Darius ir Stasys Girėnas. B. Jonas Basanavičius ir Vincas Kudirka. C. Maironis ir Antanas Smetona.
18 klausimas. Koks yra vienas iš pagrindinių veikėjų lietuvių liaudies pasakoje apie eglę? A. Vilkas. B. Kakė makė. C. Žaltys. XIX klausimas. Kaip vadinosi Lietuvoje gaminta kramtomoji guma? A. Donaldas. B. Paršiukas-čiukas. C. Orbit. XX klausimas. Kuo vardu šiaudinė moteris, kurią deginame per užgavėnes? A. Rūta. B. Morė. C. Rasa. XXI klausimas. Kaip vadinami žmonės slapta gabenė knygas į Lietuvą? A. Skaitytojai. B. Knygų pardavėjai. C. Knygnešiai. XXII klausimas. Saulė virė, mėnesėlis. Ką veikia mėnesėlis? A. Nešė. B. Kepė. C. Švietė. XXIII klausimas. Kiek mėnesių turi 28 dienas? A. 2. B. 1. C. Visi. XXIV klausimas. Kuris miestas buvo pirmoji Lietuvos sostinė? A. Kaunas. B. Vilnius. C. Kernavė. XXV klausimas. Kuris lietuvis vienas pirmųjų 2023 metais perplaukė Atlantą? A. Rimas Tuminas. B. Gitanas Nausėda. C. Aurimas Valujavičius. XXVI klausimas. Kuris jaunas lietuvis, sekdamas savo tėvo pėdomis, tapo vienu geriausių pasaulio disko metikų? A. Domantas Sabonis. B. Mykolas Alekna. C. Ričardas Berankis. XXVII klausimas. Kuri lietuvė 2023 m. rugsėjį Slovakijoje vykusiame pasaulio breiko čempionate iškovojo aukso medalį 14–18 metų amžiaus grupėje? A. Monika Liu. B. Rūta Meilutytė. C. Dominika Banevič. XXVIII klausimas. Kuris lietuvis, vos debiutavęs NBA, buvo iškart įvertintas ir pateko tarp geriausių lygos naujokų? A. Jonas Valančiūnas. B. Matas Buzelis. C. Domantas Sabonis.
29 klausimas. Kurią mokyklą Klaipėdoje lankė Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda? A. Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija. B. Klaipėdos 5-ąją vidurinę mokyklą, dabartinė Vitės progimnazija. C. Klaipėdos Vydūno gimnazija. Trisdešimtas klausimas. Kuris kunigaikštis padėjo apginti Lietuvą Žalgirio mūšyje? A. Vytautas. B. Mindaugas. C. Šarūnas. Mokomės smagiai, savo klausimus jau baigė, o dabar metas kartu patikrinti atsakymus ir atrasti dar daugiau įdomių faktų. Jūs įveikėte net 30 klausimų. Tikrai nemažai. Tikiuosi, kad jie buvo ne tik įdomūs, bet ir smagūs. Kaip manote, ar jau laikas sužinoti, kaip jums sekėsi? Pirmas klausimas. Kuria raide A, B, C, D ar E žemėlapyje pažymėta Mažoji Lietuva? Mažoji Lietuva pažymėta E raide. Antras klausimas. Kuria raide A, B, C, D ar E žemėlapyje pažymėta Žemaitija? Žemaitija pažymėta D raide. Trečias klausimas. Kuria raide A, B, C, D ar E žemėlapyje pažymėta Aukštaitija? Aukštaitija pažymėta A raide. Ketvirtas klausimas. Kuria raide A, B, C, D ar E žemėlapyje pažymėta Suvalkija, Sūduva? Suvalkija, Sūduva pažymėta C raide. Penktas klausimas. Kuria raide A, B, C, D ar E žemėlapyje pažymėta Dzūkija, Dainava? Dzūkija, Dainava pažymėta B raide. Šeštas klausimas. Lietuvių abėcėlėje yra 2 raidės, kuriomis neprasideda nė vienas lietuviškas žodis. Ar žinai, kokios tai raidės? Ar žinote, kad lietuvių kalba viena seniausių pasaulyje? Joje net 32 raidės. Dauguma jų gali būti žodžio pradžioje. Pavyzdžiui, A kaip arbūzas, B kaip bitė, K kaip katinas. Bet ar tikrai visos raidės mūsų abėcėlėje gali būti žodžio pradžioje? Pasirodo, ne. Yra 2 ypatingos raidės, kurios niekada nebūna pačioje žodžio pradžioje. Jos gražios, įdomios, bet visada slepiasi viduryje arba gale. Ar norite sužinoti, kokios jos? Tai raidės E nosinė ir U nosinė. Septintas klausimas. Per kokią šventę tradiciškai ieškomas paparčio žiedas? Teisingas atsakymas yra B. Per Rasos šventę Jonines. Joninės tai linksma ir labai sena lietuvių šventė, dar vadinama Rasos švente. Ji švenčiama birželio pabaigoje, kai būna pati ilgiausia diena ir trumpiausia naktis metuose. Žmonės susirenka gamtoje, kūrena laužus, dainuoja, šoka, pina vainikus ir leidžiasi ieškoti stebuklingo paparčio žiedo. Pasak senovės lietuvių tikėjimo, paparčio žiedas pražysta tik 1 naktį per metus, per Jonines. Sakoma, kad tas, kas jį suras, taps labai laimingas, išmintingas ir galės suprasti viso pasaulio paslaptis. 8. klausimas.
Kuris kunigaikštis vos netapo Lietuvos karaliumi? Teisingas atsakymas yra C. Vytautas. Ar žinojai, kad Vytautas didysis galėjo tapti tikru Lietuvos karaliumi? Taip, jį labai gerbė ne tik lietuviai, bet ir kiti Europos valdovai. Vienas iš jų Vengrijos karalius. Jis pasiūlė Vytautui karūną, o daugelis sutiko, kad Vytautas tikrai to nusipelnė. Buvo pagaminta karūna ir išsiųsta į Lietuvą. Tačiau kelionėje karūną sustabdė Lenkijos didikai. Jie nenorėjo, kad Lietuva turėtų savo karalių, nes bijojo, jog šalis taps per stipri ir per savarankiška. Karūna taip ir nepasiekė Vytauto. Jis jos nesulaukė, o netrukus mirė. Nors karaliumi Vytautas netapo, jis vis tiek liko vienas garsiausių Lietuvos valdovų. Drąsus, išmintingas bei labai mylimas. Ir šiandien jį prisimename kaip Vytautą didįjį. 9 klausimas. Kuris dvaras Lietuvoje yra didžiausias? Teisingas atsakymas yra B. Pakruojo dvaras. Pakruojo dvaras vienas įspūdingiausių dvarų Lietuvoje. Jis yra šiaurės Lietuvoje, netoli Pakruojo miesto, prie Kruojos upės. Šis dvaras yra didžiausias išlikęs dvaro ansamblis Lietuvoje. Čia daug pastatų, senovinių arkų, arklidžių, net veikiantis vandens malūnas. Seniau dvare gyveno didikai, turtingi ir įtakingi žmonės. Jie čia augino arklius, priimdavo svečius, rengdavo puotas. Šiandien Pakruojo dvaras atgyja kiekvieną vasarą. Čia vyksta įvairūs festivaliai, žydi tūkstančiai gėlių, rengiami teatro vaidinimai, o svečiai gali išvysti senovinius amatus, pasivaikščioti parke ar net aplankyti mini zoologijos sodą. 10 klausimas. Kuris miestas 2017 metais buvo iškovojęs Lietuvos patriotų miesto titulą? Teisingas atsakymas yra C. Šilalė. 2017 metais LRT laidoje Lietuvos patriotai Šilalės komanda laimėjo 1 vietą, todėl jos miestui suteiktas garbingas titulas Lietuvos patriotų miestas. 11 klausimas. Kokia tarme 2024 metais buvo išleista knyga Mažasis princas? Teisingas atsakymas yra B. Žemaičių tarme kalba. Mažasis princas žemaitiškai tai pirmasis šio kūrinio vertimas į žemaičių tarmę. Ši ypatinga knyga parašyta ne bendrine lietuvių kalba, o autentiška žemaičių šnekta. Vertėjas profesorius Juozas Pabrėža kartu su paramos fondu įdėjo daug širdies, siekdami išsaugoti originalo dvasią ir atskleisti žemaičių kalbos grožį. 2024 metais knyga buvo pristatyta Lietuvos skaitytojams ir visiems, kurie myli bei puoselėja žemaičių kalbą tarmę. Susipažinkite su trumpa knygos ištrauka. Suprasti gal tik tatau, kol prisijaukinim, pasakė lapė. Žmonės jau neaptor laiką, kol norintą suprasti. Anei per gatavus daiktus krautuvės, bet nėra tokių krautuvių, kur būtum parduodami draugą. Dėl to žmonės neaptor draugų. Jeigu nori draugą, prisijaukink manim. O ko aš turiu daryti, paklausė Mažasis princas. Turi būti didelė kontrus, atsakė lapė. Pradėjo atsisės konžulės toliau nuo monės, o tep, aš veizėsiu į tavi akiais krašteliu, o tu nieko nesakysi. Žuodė tier nesusipratimų šaltinis, bet kuo žnadeina tu galėsi atsisėsti vis artiau. Kitą dainą Mažasis princas apintas atėjo. Geriau būtume atėjęs tau pačiu laiku, patarė lapė. Jeigu sakykime atėsi 4 valandą po pietų, aš jau nuo 3 pradėsiu jaustis laiminga. Artėjant tą valandą jausius vis laimingesnė ir laimingesnė. Dvyliktas klausimas. Kuris koncertas Lietuvos istorijoje buvo pats didžiausias?
Teisingas atsakymas yra C. Grupės Foje. Ar žinojai, kad pats didžiausias koncertas Lietuvoje įvyko 1997 metais? Ta vakarą net 60 000 žmonių susirinko į Vilniaus Vingio parką atsisveikinti su garsia grupe Foje. Tai buvo paskutinis jų koncertas. Grupė Foje buvo labai populiari Lietuvoje. Jie dainavo apie svarbius dalykus – meilę, laisvę, draugystę. O jų paskutinis koncertas buvo tarsi šventė visai šaliai. Tryliktas klausimas. Kurio lietuvių vaikų rašytojo knygos Lietuvos bibliotekose 2024 metais buvo skaitomiausios? Teisingas atsakymas yra A. Tomo Dirgėlos. Tomas Dirgėla tikras vaikų knygų herojus. Jo smagias ir nuotaikingas istorijas skaito ne tik vaikai, bet ir jų tėvai, stebėdami, kaip knygų veikėjai įtraukia mažuosius į pašėlusius nuotykius. Tomas Dirgėla ne tik rašo knygas, bet ir kuria muziką. Jis groja muzikos grupėje Knygų vaikai, kurie dainuoja kartu su kitais vaikų rašytojais, o jo balsą galima išgirsti ir radijo laidose. Keturioliktas klausimas. Koks yra nacionalinis Lietuvos paukštis? Teisingas atsakymas yra C. Gandras yra nacionalinis Lietuvos paukštis. 15 klausimas. Kuris tradicinis skanumynas dažnai vadinamas Lietuvos vizitinė kortele? Teisingas atsakymas yra B. Šakotis. Marytė Gudonienė pasakojo, kad šakočius pirmiausia pradėta kepti vienuolynuose. Pirmieji jų receptai buvo randami rašytiniuose vienuolynų šaltiniuose dar 1417 metais. Šie receptai buvo saugomi, tad lietuviai šakočius pirmą kartą išvydo tik 1857 metais. Šiandien šakočius vertiname gramais ar kilogramais, o senovėje jų dydį nustatydavo pagal sunaudotą kiaušinių skaičių. 16 klausimas. Kaip vadinasi geriausias Lietuvos krepšinio klubas įsikūręs Kaune? Turbūt nebuvo sunku atspėti. Teisingas atsakymas yra A. Žalgiris. 17 klausimas. Kas pirmieji iš lietuvių perskrido Atlantą? Teisingas atsakymas yra A. Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Ar žinai, kad du lietuviai, Steponas Darius ir Stasys Girėnas, buvo vieni pirmųjų pasaulyje bandžiusių perskristi Atlanto vandenyną? 1933 metais Liepos 15 dieną jie pakilo iš Niujorko su lėktuvu pavadintų Lituanika ir per 37 valandas bei 11 minučių nuskrido net 6411 kilometrų. Jie skrido be autopiloto ir be radijo ryšio, kas tais laikais buvo labai pavojinga. Deja, nors jau buvo visai arti Lietuvos, lėktuvas sudužo netoli Soldino miestelio Lenkijoje. Nors jų kelionė tragiškai baigėsi, Darius ir Girėnas tapo Lietuvos didvyriais, o jų drąsa ir meilė tėvynei iki šiol įkvepia žmones visame pasaulyje. Aštuonioliktas klausimas. Koks yra vienas iš pagrindinių veikėjų lietuvių liaudies pasakoje apie eglę? Teisingas atsakymas yra C. Žaltys. Žaltys lietuvių pasakojimuose dažnai laikomas ypatingų gyvūnų. Nepaprastu, o išmintingu ir stebuklingu. Jis vaizduojamas kaip namų saugotojas, o kartais net kalbantis padaras. Viename žymiausių pasakojimų Eglė Žalčių karalienė
Žaltys pasirodo kaip paslaptingas jaunikis iš jūros gelmių, turintis stebuklingų galių ir kalbantis žmogaus balsu. Trumpai prisiminkime, apie ką buvo pasaka Eglė žalčių karalienė. Eglė su sesėmis išėjo maudytis ir jos marškinių rankovėje pasirodė žaltys. Jis paprašė Eglės tapti jo žmona. Nors mergina išsigando, vėliau ji ištekėjo už žalčio ir apsigyveno po vandeniu esančiose rūmuose. Jiems gimė 3 sūnūs ir dukrelė. Visi gyveno laimingai. Po kurio laiko Eglė su vaikais panoro aplankyti savo šeimą. Žaltys leido ją išvykti, bet ji privalėjo pažadėti, kad sugrįš. Eglė pažadėjo, bet jos broliai ją apgavo ir nužudė žilviną. Kai Eglė tai sužinojo, jo širdis sudužo iš liūdesio. Ji pavirto egle, jos vaikai medžiais. Jei dar šios pasakos nesiskaitęs, keliauk į biblioteką ir sužinok visą istoriją. 19 klausimas. Kaip vadinosi Lietuvoje gaminta kramtomoji guma? Teisingas atsakymas yra B. Paršiukas čiukas. Tai bent skambus pavadinimas. 20 klausimas. Kuo vardu šiaudinė moteris, kurią deginame per užgavėnes? Jūs visiškai teisūs. Teisingas atsakymas yra B. Per užgavėnes deginame morę. 21 klausimas. Kaip vadinami žmonės slapta gabenė knygas į Lietuvą? Teisingas atsakymas yra C. Knygnešiai. Knygnešiai tai labai drąsūs žmonės, kurie mylėjo savo gimtąją kalbą. Kai buvo uždrausta skaityti ir spausdinti lietuviškas knygas, jie slapta jas nešė per miškus, laukus ir upes, kad lietuviai galėtų mokyti skaityti ir rašyti savo kalbą. Jie rizikavo savo laisvę, kad mes šiandien galėtume laisvai kalbėti, skaityti ir mokytis lietuviškai. Be jų būtume praradę savo kalbą. Todėl knygnešiai yra tikri mūsų tautos didvyriai. 22 klausimas. Saulė virė, mėnesėlis. Ką veikia mėnesėlis? Teisingas atsakymas yra B. Nes saulė virė, mėnesėlis kepė. Ar žinote, kokioje dainelėje skamba šie žodžiai? Galbūt atsakymą jau žinote, o gal bus sunku patikėti, bet tai paskutinio dainelės 2 gaideliai posmelio žodžiai. Ten gaideliai žirnius kūlė, vištelės į malūną vežė, ožys malė, o ožka pikliavojo. 3 vištelė miltus nusijojo ir žinoma nepamirškime kitų. Musė maišė, o uodas vandens nešė. Tikras darbštuolių būrys. 23 klausimas. Kiek mėnesių turi 28 dienas? Nors šis klausimas skamba juokingai, iš tikrųjų jis labai gudrus. Daugelis žmonių iškart pagalvoja apie vasarį, nes jis turi 28 dienas, kartais 29. Tačiau pamiršta, kad visi mėnesiai turi bent 28 dienas. Juk kiekvienas mėnuo turi ne mažiau kaip 28 dienas. Dažniausiai 30 ar net 31. Kaip supratote, teisingas atsakymas yra C. Visi. – 24 klausimas. Kuris miestas buvo pirmoji Lietuvos sostinė? Teisingas atsakymas yra C. Kernavė. Kernavė tai senovinis Lietuvos miestas, kuriame gyveno pirmieji kunigaikščiai. Jis laikomas pirmąją Lietuvos sostinę. Ten buvo pilys, gyveno kariai, amatininkai ir paprasti žmonės. Dabar Kernavė yra labai svarbi istorijos vieta, kur galima pamatyti piliakalnius ir sužinoti,
kaip žmonės gyveno prieš 100 metų. 25 klausimas. Kuris lietuvis vienas pirmųjų 2023 metais perplaukė Atlantą? Teisingas atsakymas yra C. Aurimas Valujevičius. Aurimas Valujevičius drąsus lietuvis, kuris vienas irklavo per didžiulį Atlanto vandenyną. Jis tai padarė specialia valtimi, be variklio, tik savo rankomis irkluodamas net 113 dienų. Kelionė prasidėjo nuo Ispanijos krantų ir baigėsi Pietų Amerikoje, Floridoje. Tai buvo labai sunkus išbandymas. Jis kovojo su vėjų bangomis, vienatve ir nuovargiu, bet nepasidavė. Šiuo žygiu Aurimas ne tik įveikė save, bet ir tapo pirmuoju lietuviu, kuris perplaukė Atlantą. Tai tikras įkvėpimas visiems. Kai labai nori, gali pasiekti net ir tai, kas atrodo neįmanoma. Dvidešimt šeštas klausimas. Kuris jaunas lietuvis, sekdamas savo tėvo pėdomis, tapo vienu garsiausių pasaulio disko metikų? Teisingas atsakymas yra B. Mykolas Alekna. Mykolas Alekna garsaus disko metiko Virgilijaus Aleknos sūnus. Sekdamas tėčio pavyzdžiu, jis irgi pasirinko disko metimą ir tapo vienu stipriausių pasaulyje. Mykolas jau dabar muša rekordus ir atstovauja Lietuvai tarptautinėse varžybose. Jis rodo, kaip svarbu siekti savo svajonių ir didžiuotis savo šaknimis. 27 klausimas. Kuri lietuvė 2023 metų rugsėjį Slovakijoje vykusiame pasaulio breiko čempionate iškovojo aukso medalį 14–18 metų amžiaus grupėje? Teisingas atsakymas yra C. Dominika Banevič. Dominika Banevič dar žinoma kaip B-Girl Nika. 2023 metais ji tapo Europos breiko čempione. Sportininkė buvo tik 15 metų, kai laimėjo šį titulą, įveikdama stiprias varžovės iš viso žemyno. Tai buvo ne tik didžiulis asmeninis pasiekimas, bet ir džiaugsmas visai Lietuvai. Dominika parodė, kad lietuviai gali būti geriausi net ir gatvės šokiuose. Dvidešimt aštuntas klausimas. Kuris lietuvis vos debiutavęs NBA buvo iškart įvertintas ir pateko tarp geriausių lygos naujokų? Teisingas atsakymas yra B. Matas Buzelis. Matas Buzelis lietuvių kilmės krepšininkas, gimęs Jungtinėse Amerikos valstijose. Jis pasirinko atstovauti Lietuvai ir jau debiutuodamas NBA sulaukė didžiulio pripažinimo. Buvo įvertintas kaip vienas geriausių lygos naujokų. 29 klausimas. Kurią mokyklą Klaipėdoje lankė Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda? Teisingas atsakymas yra B. Klaipėdos 5-ąją vidurinę mokyklą, dabartinę Vitės progimnaziją. Prezidentas Gitanas Nausėda yra kilęs iš Klaipėdos ir mokėsi Vitės progimnazijoje. Tuomet ji vadinosi 5-oji vidurinė mokykla. Ši mokykla išliko svarbi ir jo šeimai. Netoliese gyveno jo tėtis Antanas Nausėda, kuris nekartą lankėsi mokykloje ir dalijosi įkvepiančiais žodžiais su mokiniais. 30 klausimas. Kuris kunigaikštis padėjo apginti Lietuvą Žalgirio mūšyje? Teisingas atsakymas yra A. Vytautas. Vytautas Didysis vienas geriausių Lietuvos valdovų. Jis kartu su Lenkijos karaliumi Jogaila vadovavo jungtiniai kariuomeniai ir padėjo laimėti Žalgirio mūšį 1410 metais prieš Kryžiuočių ordiną. Tai buvo labai svarbi pergalė Lietuvai. Šaunu, viktorina baigėsi, o atsakymai jau patikrinti.
Tikimės, kad buvo ne tik smagu, bet ir naudinga. Turėjote progą pažvelgti tiek į senąją, tiek į šiuolaikinę Lietuvos istoriją. Susipažinti su žmonėmis, kurie garsina mūsų šalį, bei prisiminti mūsų kraštui svarbius papročius. Ačiū už jūsų skirtą laiką ir aktyvų dalyvavimą. Iki kitų susitikimų. Siunčiame linkėjimus.